pinigų spausdinimas, arba kitaip tariant, kam mes skolingi, nes mes, tu, aš ir, visi visuomenėje kažkam skolingi, nes valstybė skolinasi pinigus. Tai kam jos skolinasi, kaip suprasti tą skolinimąsi, iš kur po velnių atsiranda ta skola, už kurią visi patolieka skolingi, apie konkrečiai tai šitame video ir pasistengsiu, kad jis būtų kuo informatyvesnis ir sudėliotas kuo paprastesniais žodžiais tam, kad suprastų kiekvienas, kaip veikia pinigai, ir žinoma, kaip iš to galima pasipelnyti arba uždirbti. Tai jeigu tokia tema yra įdomi, tai skatinu prenumeruoti šitą kanalą, nes jame kalbu apie finansus, investavimą ir mano portfelis šiai dienai pats asmeniškai investuoju, tai mano portfelis šiai dienai atrodo štai taip, generuoja apie 30% pasyvių pajamų, kas dividendais per metus atneša apie 33-34 tūkstančius dolerių po mokesčių. Ir visas šitas portfelis yra prieinamas su nuoroda apačioje, tada jeigu pirmą kartą pasijungi šitą kanalą, sveikinu priėmus gerą sprendimą domėtis finansais, investavimu ir tikiuosi, kad tai paskatins tave žengti pirmosius žingsnius ir priimti informuotus finansinius sprendimus, kurie padės siekti finansinės laisvės ir judėti link tos vadinamos nepriklausomybės. Tai važiuojam ir pagrindinė video idėja, iš kur atsiranda tos valstybės skolos, apie kurias visi šneka, kad ten Lietuva skolinga kažkam, kažkoks biudžeto deficitas, kaip visą tai suprasti, nes naujienose viso to kažkaip tai nepaaiškina. Tai idėja yra labai paprasta, padariau pakankamai ilgą tekstą, tai pirmas momentas, kas yra valstybės skolinimusi priežastys, o tokių yra tikrai ne viena, bet jeigu pažiūrėsim, yra kelios pagrindinės. Tai pirmas yra biudžeto deficito finansavimas. Kas yra tas biudžeto deficitas? Tai ūkiškai tariant, tai yra tuomet, kai valstybė išleidžia daugiau, negu sugeba surinkti mokesčių. Tai kitaip tariant, mes išleidžiame daugiau, negu mes uždirbame, Tai yra labai paprastai. Tai gyvenam ne pagal kišenę. Ir šitoje vietoje, kaip valstybė uždirba, tai realiai surenka mokesčius iš mokesčių mokėtojų, ir kiti papildomi būdai, Tai bendrai mokestinių pajamų ir kitų įplaukų nepakanka visoms patvirtintoms išlaidoms. Tuomet susidaro biudžeto deficitas. Ką tada reikėtų padaryti? Tuomet reikėtų, tų pinigų iš kažkur tai gauti. Tai valstybė tada ką daro? Jinai skolinasi pinigus, išleisdama valstybinės obligacijas arba iždo vekselius, taupimo lakštus. Tai visi šitie dalykai, tai yra skolos vertybiniai popieriai, kitaip tariant, ir jie išleidžia tuos popierius pasiskolindami pinigus su palūkanomis iš, kitų valstybių, iš savo bankų, kurie veikia, valstybė iš Europos centrinio banko, iš visur, iš kur gali gauti pinigų, iš tų žmonių ir institucijų, kurios perka tuos vertybinius popierius. O kodėl jie perka tuos vertybinius popierius? Nes atitinkamai jie nori uždirbti pinigų palūkanų pavidalu. Kaip jie uždirba tos pinigus? Tai vėlgi išleidžiama obligacija, kad per 10 metų mes jums gražinsime sumą X pinigų, kiek pasiskolinom, tiek ir gražinsim, ir visą tai darysime su palūkanomis. Metinės palūkanos, kaip pavyzdys, yra 3 ar 4 procentai, ir mes kiekvienais metais jums mokėsime tuos 4 procentus. Tai jūs kiekvienais metais gausit pasyvių pajamų srautą, 4 procentų pavidalu, ir po to po 10 metų mes jums pagražiname visą pinigų sumą. Dabar kitas momentas, jeigu nuolat atsiranda tas biudžeto deficitas, tai kitaip tariant, jeigu mes kasmet vartojame vis daugiau, tai kas gaunasi, tai kad mes ateityje po 10 metų neturime pakankamai pinigų tam, kad gražintume praeities skolas. Ir gaunasi, kad mes realiai refinansuojame dar kartą naujais vertybiniais popieriais praeitą buvusią skolą, gražiname ją, ir taip viskas sukasi ir prisiskoliname dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau. Ir šiai dienai, pavyzdžiui, Amerika yra skolinga 120% savo BVP, tai reiškia netgi daugiau negu 2 kartus daugiau, negu jos BVP. Šitoje vietoje skola perlipo 34 trilijonus, bendrai paėmus 2024 metais birželį, tai buvo 30 trilijonų tos lubos pramuštos. Ir viskas. Ir Lietuva šitoje vietoje yra apie 40-45 procentų ribose, tai kitaip tariant, mes esame, kaip valstybė, prasiskolinę daug mažiau. Dabar kas gaunasi tam, kad sudengti visą tą deficitą, reikia surinkti daugiau mokesčių. Tai kodėl atsiranda ten papildomi nekilnojamo turto mokesčiai, kodėl atsiranda mokesčių didinimas ir panašiai, nes kažkokiu būdu, reikia patiem savo už praeities
pinigus, kuriuos mes gavom subsidijų pavydalu, skatinimo programų pavydalu ir taip toliau ir panašiai, gauti pinigų, kad visą tai apmokėti ir apmokėti ne šiaip savo, o apmokėti su palūkanomis. Tai kitaip tariant, mes skolinamės iš savęs ateityje. Tai mes ateityje sumokėsime už savo dabartinės skolas, už savo valstybės dabartinės skolas. Tai va, tai šitoje vietoje, kai sakoma, kad yra švaistamas biudžetas, tai ne veltui yra sakoma, kad, tai va, nekokybiškai panaudoti pinigai ir taip toliau, nes tai yra ypatingai brangus pinigai, turint mintyje, kad mes skolinamės ilgam laikotarpiui, kad ir su nedidelėm palūkanom, bet tie milijardai po to virsta 100 milijonų palūkanų bendrai per ilgą laiką, ne? Tai milijardai pasiskolinti virsta 100 milijonų, kurios mes mokesčių mokėtojai didžiąją dalimi ir sumokam. Tai va, tai antras dalykas, kodėl valstybė skolinasi, tai yra ekonomikos skatinimas per krizės ir atrodytų, kai mes kaip tik krizę, tai mes neturėtume kažkaip tai skolintis, tai mes išleidžiame daugiau, valstybė išleidžia daugiau, kodėl? Dėl to, kad reikia mokėti pašalpas, reikia skatinti ekonomiką, reikia duoti subsidijas tam, kad viskas nežlugtų. Ir visi žino, kad per COVID, ypač 2020 metais, buvo prispausdinta krūva pinigų visame pasaulyje. Ką reiškia tas prispausdinta? Tai kitaip tariant, tai yra išleisti valstybinės obligacijos, iždo vekseliai, taupimo lakštai ir tai buvo pritrauktas tas kapitalas ir šitoje vietoje valstybės pasiskolino ir tie pinigai buvo išdalinti iš biudžeto. Ir vėlgi mes dabar susimokam už visą tai, ką gavome, ne? Tai jeigu kažkas nesinaudojo subsidiją, bet moka mokesčius, tai šitoje vietoje viskas yra paprasta. Tas žmogus, susimoka už kažkieno praeityje gautus pinigus ir dar su palūkanu. Tai visa tai veikia. Kitas momentas yra karų ir nepaprastųjų situacijų finansavimas. Tai vėlgi, jeigu mes pasižiūrėsime, karui reikia daugybę pinigų. Ir jeigu jūs žinote, tai Europos karo pramonės įmonėms, ir skatinimui karo pramonės jau buvo panaikintos tam tikros lubos, vėlgi pinigų spausdinimui. Ir šitoje vietoje bus išleistos obligacijos, pritrauktas kapitalas ir tokiu būdu tie pinigai po to nukeliaus į įmonės, kurios užsiima karo pramonė. Natūralu, valstybės skolinasi tam, kad nusipirktų, tam, kad atsinaujintų karo įrangą ir taip toliau ir panašiai. Ir šitoje vietoje visi šitie pinigai nuguls, tikėtina, verslų, kurie gamina būtent visą tai ir parduoda valstybėm, kišenėse. Ne? Tai labai labai paprasta. Vėlgi, jeigu vyksta karas šalyje, tai valstybė išleidžia labai daug pinigų, patys suprantama, ne? Ir jai reikia jų iš kažkur gauti ir kaip pavyzdys tas pats Ukrainos, vėlgi niuansas, tai ten 200 milijardų, man atrodo, paskolų šiai dienai to finansavimo vadinamų, tai jisai su procentais. Tai yra, Ukraina išleido obligacijas ir prisitraukė savo pinigų, ne su procentais, pavadinkime taip. Tai šitoje vietoje, tai kad jei kažkas tai davė pinigų, tai nereiškia, kad davė už dyką. Dideli investiciniai projektai. Tai vėlgi, valstybė gali skolintis dideliem projektam, nacionaliniam stadionui, aš nežinau jau, kiek kartų buvo Lietuvoje skolintasi, tai apie tai patylim, ne? Ankstesnių skolų grąžinimas, tai vėlgi apie tai irgi kalbėjau, ankstesnės skolos yra labai brangios, jas refinansuoja. Ir pavyzdžiui, tai, ką dabar darė Trumpas, tai jisai bandė numušti obligacijų pajamingumą. Kodėl? Dėl to, kad jam reikia refinansuoti 7 trilijonus skolos. 1% nuo 7 trilijonų yra nei daug, nei mažai 70 milijardų. 70 milijardų, kar 10 metų yra 700 milijardų, ne? Tai yra 10 metų periodų, kai skolinasi. Tai reiškia, numušus obligacijų pajamingumą 1% būtų sutaupyta 0,7 trilijonų pinigų. Tada, įsivaizduokite, kai reikės refinansuotis po 10 metų, tai reikės refinansuotis pirmas dalykas, tai tą pačią, sakykime, skolą, bet per tuos 10 metų nebus 0,7 trilijono deficito papildomo vien dėl palūkanų už dabartinį refinansavimą. Ne? Tai šitoje vietoje irgi tą reikia suprasti. Ir vėlgi, laikinas srautų subalansavimas, kam gali skolintis valstybė, net kai metinis biudžetas subalansuotas, trumpuoju laikotarpiu gali pritrūkti tam tikriem projektam, tam tikrom programom lėšų, ir tada išleidžiami pinigai, ir vėlgi išleidžiamos pritraukimo priemonės ir jos iškeičiamos į pinigus, tokiu būdu viskas atkeliauja, ne? Taigi, kitaip tariant, jeigu labai trumpai ir pasistengti jums žodiškai parodyti, tai valstybės skolinimosi esmė tai yra perkelti dalį finansinės naštos į ateitį, siekiant šiandien padengti svarbias išlaidas ar investuoti į augimą, ekonomikos augimą. Vis dėlto didėjanti skola reiškia būsimų kartų įsipareigojimą ir skolą teks grąžinti su palūkanomis, kaip ir kalbėjom. Todėl labai išaugusi našta gali versti ateityje didinti mokesčius ar mažinti išlaidas.
išlaidas, karpyti biudžetą, kaip sako, žodžiais tokiais. Dėl šios priežasties šalis stengiasi skolintis atsakingai, pavyzdžiui, ES nustatytas 60% BVP skolos kriterijus reikalauja, kad valstybės narės ilgainiui neviršytų šios skolos lygio. Tai kitaip tariant, mes negalim skolintis daugiau negu 60% BVP. Mes šiuo metu sėdim ant 45 kažkur Lietuvoje, pataisykit mane, jeigu neteisus, bet bent jau mano šaltiniai tokie. Taigi, dabar kaip skolinamasi? Tai pirmas momentas tai yra skolos instrumentai, kaip aš ir kalbėjau, yra vyriausybės vertybiniai popieriai, bendrai VVP. Jie skirstosi toliau į dar kelis dalykus, tai yra iždo vekseliai, obligacijos, taupimo lakštai ir užsienio rinkose leidžiami VVP. Iždo vekseliai, tai šitoje vietoje jie dažniausiai naudojami laikinam lėšų trūkumui padengti, pinigų srautams subalansuoti. Tai yra labai laikinas dalykas, iki metų skolinamasi ir grąžinama diskontų, tai yra be periodinių palūkanų mokėjimų, investuotojas perka pigiau nei nominali vertė, o išperkant gauna nominalią sumą. Tai kitaip tariant, mes, sakykime, 1000 eurų iždo vekselis, vertės mes jį dabar nuperkam už 960, po metų iš mūsų jį nuperka už 1000. Tai va čia labai taip ūkiškai paaiškinant, kaip viskas veikia. Obligacijos tai yra vidutinio ir ilgo laikotarpio BVP, kurių trukmė viršyja 1 metus. Tai pagrindinis instrumentas ilgalaikiam skolinimuisi finansuoti biudžeto deficitą ir investicijas. Pavyzdžiui, vyriausybė gali išleisti 10 metų obligacijas infrastruktūros projektams finansuoti. Obligacijų terminas gali siekti keliasdešimt metų, tai visi žino, kad, pavyzdžiui, Amerikoje yra tie vadinami treasury bills, tai yra 10 metų, 20 metų, 30 metų, 50 metų. Tai yra ir tokie. Taupimo lakštai tai yra specialios obligacijos skirtos gyventojams arba kitaip tariant mums su jumis, mažmeniniam investuotojams. Jų nominali vertė dažnai mažesnė, kad būtų prieinama plačiai visuomeniai, palūkanos gali būti mokamos termino pabaigoje ir tai leidžia valstybei pritraukti lėšų iš gyventojų santaupų ir diversifikuoti tuos pačius kreditorius. Tai jie skolinasi ir iš institucinių dažniausiai skolinamasi arba iš kitų valstybių, netgi galima skolintis, tai yra iždo vekseliai, obligacijos, mums siūlomi dažniausiai taupimo lakštai, tai yra mums mažmeniniams investuotojams, arba obligacijos, sakykime, vėlgi jos gali būti, bet ten, sakykime, obligacijų vertė gali būti 10 000, 100 000 eurų. Po 1000 pakankamai sunku rasti. Tai va. Ir užsienio rinkose leidžiami VVP, tai dažnai vadinami euro obligacijos, jeigu mes kalbam apie Europą šitoje vietoje, ir valstybė gali išleisti obligacijos užsienio valiuta, tam, kad pritrauktų globalius investuotojus. Pavyzdžiui, Lietuva reguliariai leidžia euro obligacijas eurais tarptautinėje rinkoje, nes vidaus rinka per maža visam finansavimui. Tai šiuo atveju pas mus, kadangi ES, tai mes leidžiam eurais, galim leisti doleriais, bet to, kiek žinau, nedarom, bet kitos šalis gali leisti ir kitą valiutą, tam, kad pritrauktų iš užsienio investuotojus. Tai va, taip šitoje vietoje taip. Tai kadangi mes didžiąją dalimi investuojame į JAV akcijas, tai paimkime JAV kaip pavyzdį. Tai JAV turi didžiausią pasaulyje nominalią valstybės skolą. 2024 metais jį pasiekė 34 trilijonus ir tai atitinka 120% BVP lygį. Iš jo 97% BVP tenka viešai laikomai skolai ir JAV skola susideda iš dviejų dalių. Tai yra viešoji skola ir vyriausybinė skola. Tai yra kur viduje, ne viskas. Tai va, apie 79% visos skolos sudaro viešoji skola, tai reiškia į išorę. Ir likę 21% yra JAV vyriausybės vidiniai įsipareigojimai. Tai yra skolingos socialinės apsaugos ir kitų fondų lėšos. Tai yra pačiai valstybei skolingos jos institucijos. Ne? Tai pagrindiniai JAV skolos kreditoriai, tai čia va, yra labai įdomus dalykas, tai kad 1/3 sudaro Fedas, arba kitaip tariant, tas federalinis rezervas, dėl to pranešimai yra ypatingai svarbus, ypač investuotojams. Ir vėlgi, Fed padidino savo turimų iždo obligacijų portfelį per pandemiją, supirkdamas daug skolinių popierių ir tapo didžiausių kreditoriumi šalies viduje. 23 metų pabaigoje Fed valdė apie 1/3 visos vidaus laikomos skolos. Dabar kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad Fedas, jis nupirko 5 trilijonus obligacijų ir taip sumažino palūkanų naštą iždui, nes Fedas yra vidinė sistema ir visos uždirbtos Fedo palūkanos uždirbtos vėliau pervedamos atgal į JAV biudžetą. Tai kitaip tariant, kaip ir pasiskolino patys iš savęs, pervedė palūkanos patys savo susigrąžino. Tai va, tokiu būdu. Tai va, dabar jeigu bendrai paėmus, už
užsieniečiams, tai šiuo atveju užsienio vyriausybėms, centriniams bankams, fondams tenka apie 7,9 trilijono JAV skolos. Tai bendrai paėmus, Japonija yra didžiausia užsienio kreditorė. Japonai finansavo 1,1 trilijono Amerikos skolos, Kinija turi 0,75 trilijono ir tai yra didžiausi iždo obligacijų savininkai. Toliau sako Jungtinė karalystė, kurios institucijos laiko beveik 0,7 trilijono, Liuksemburgas 0,37 trilijono, Kanada 0,33 trilijono ir iš viso penketukas, va šitas tai yra Japonija, Kinija, Kanada, Liuksemburgas ir UK laiko daugiau negu pusė visos užsieniečių turimos JAV skolos. Ir dabar, kai JAV, ypač Trumpas su tarifais bandė paspausti Kiniją, ką padarė Kinija, bet čia labai įdomus žaidimas, ne? Kinija turi labai daug paremtos skolos auksu. Ne, tai šitoje vietoje labai paprasta, išleidžia užtikrintą auksu kaip nekilnojamų turtų tą skolą. Ir, su idėja, kad auksas ilguoju laikotarpiu brangsta. Dabar didžiausias laikytojas fizinio aukso saugyklose teoriškai yra Amerika. Ir kas gaunasi? Tai, kad Kinija laiko labai daug Amerikos obligacijų ir jeigu Kinija norėtų pakenkti Amerikai, ką jie galėtų padaryti, jie galėtų pradėti pardavinėti obligacijas, taip keliant palūkanas obligacijų dėl to, kad antiek didelis žaidėjas išleidžia tiek obligacijų į pardavimą, kad, padaro spaudimą, šitoje vietoje. Palūkanos tokiu atveju kyla ir Amerikai yra labai brangu refinansuotis skolą tokiu atveju. Amerika galėtų parduoti krūvą aukso ir numušti jo kainą ir tada Kinijai būtų labai nesmagu. Tai šitoje vietoje tai yra toks žongliravimas, tai kai pagalvoji, tai Kinija dampina Amerikos obligacijas, Amerika dampina auksą. Ir tokiu atveju, kas nutinka? Nutinka labai paprastas dalykas, viena kitą sužlugdo. Tai jom, ten mėtyti šitais dalykais nelabai apsimoka ir vėlgi dėl to aš darau prielaidą, kad Trumpas pagazdino Kiniją, Kinija sako, mes galim kandžiotis atgal, bet finale pasikandžiojo vienas su kitu ir suprato, kad nėra čia ko kandžiotis labai stipriai, nes galima labai stipriai pakenkti vieni kitiem. Ir kadangi Amerika didžiausia Kinijos vartotoja bendrai paėmus, tai kai vartojimas stoja, nėra kam gaminti, kai tu neturi kam gaminti, tai pas tave viduj visas gamyklas stoja. Tai vat. Ir vėlgi, jeigu mes kalbam šitoje vietoje, tai kaip dabar iš viso to uždirbti, tai pačios valstybės šiuo metu, kur išleidžia obligacijas, bet kur nukreipiamas jų biudžetas. Tai va tą galima stebėti ir pagrindinė, jeigu mes studijuosime Ameriką, tai nukreipiama į žalią energetiką šiuo metu ir nukreipiama į dirbtinį intelektą. Tai vėlgi, jeigu mes kalbam apie šituos du dalykus, tai visa tai patenka po tech sektoriumi arba kitaip tariant po tech kompanijomis. Ir aš esu daręs jau ne vieną video apie fondą, kuris atsakingas už technologijų dalį, būtent S&P 500, tai yra 500 didžiausių Amerikos kompanijų technologinė dalis. Tai šitas fondas vadinasi UDVA, jisai bent jau paskutinį kartą, kai žiūrėjau, kainavo 25 eurus ir čia yra konkrečiai tech dalis. Žinoma, galima susirasti ir žaliosios energetikos fondą, tai vėlgi ateinam į Freedom 24, ateinam į prekybą, galim ieškoti per Just ETF, galim ateiti čia ir tiesiog Green Energy susivesti čia, tai galima pasižiūrėti, tarkim, Capstone Green Energy Corporation, ten arba tiesiog suvedam Energy šitoje vietoje ir galim pasižiūrėti kompanijas, tada jas pasigūglinti, pasižiūrėti, kuri kompanija atsakinga už žalią energetiką, kuri kompanija už elektros tiekimą, ten ir taip toliau ir panašiai, ir bendrai atsirinkti savo į portfelį. Ir jeigu norisi tiesiog nesukti savo galvos, galima nupirkti tą patį S&P 500 fondą savo į portfelį ilgam, 11 pinigų kainuoja. O jeigu jūsų strategija periodiškai yra turėti visą geriausių ir technologijų kompanijų ir visos Amerikos rinkos kompanijų 100 geriausių akcijų visada, išskyrus finansų sektorių, tai galima nupirkti Nasdaq'o indeksą ir jį laikyti ilgam laikotarpiui su visais verslais jame. Tai 14,43 eurų bent jau šiai dienai kainuoja, kai aš filmuoju šitą video. Tai vėlgi, sumos tikrai nėra didelis. Investuoti gali kiekvienas, uždirbti gali kiekvienas ir turime suprasti vieną dalyką. Tai kad valstybė dabar išleidžia pinigus, tai kuo daugiau jinai prisitraukia to finansavimo, tų pinigų, tuo daugiau, sakykime, jų atsiranda cirkuliacijai. Tai taip atsiranda ta infliacija, kuri nuvertina pinigus. Ir mūsų užduotis investuoti į turtą, kuris brangsta greičiau negu yra nuvertinami pinigai, sakykime taip. Ir tokiu atveju mes ilguoju laikotarpiu galėsime
ateityje iš tų investicijų, jas pardavus, nupirkti gerokai daugiau turto, negu galim šiandien su ta pačia pinigų suma. Bet mes turime lenkti infliaciją, ne, šitoje vietoje. Tai jeigu mes investuojame labai saugiai, tai yra tik tai taupom pinigus, na, sakykime, su ten 2-3 procentais metiniu, mes nieko negalime padaryti. Jeigu mes iš tikrųjų investuojame su 10-15 procentų vidutinė metinė grąža, valio, mes galime šitoje vietoje lenkti infliaciją ilguoju laikotarpiu ir didinti savo ateities perkamąją galią tų pinigų konkrečiai, kuriuos mes suinvestavome ir, taip sakant, gražinti skolą mokesčių pavidalu už tai, ką mes panaudojam šiandien gyvendami tam tikroje valstybėje, kuri išleido tuos pinigus į biudžetą. Tai tikiuosi šitas video tiko ir patiko. Labai tikiuosi, kad aiškiai paaiškinau. Jeigu kažkas buvo netikslu, tai vėlgi galit pakomentuoti apačioje per klausimų atsakymų sesiją. Atsakysiu, jeigu video buvo neaiškus, tai vėlgi pakomentuokit, pasistengsiu padaryti patikslinimus, bet stengiuosi labai paprastai, ūkiškai ir nedaryti tokio kaip žinių reportažo su krūva terminologijos, o pasistengti atiduoti jums gerokai paprastesnį variantą, kad būtų sukramtoma kiekvienam. Tai pelningo investavimo, keiskit pinigus į turtą, kol nevėlu, kol turtui bent jau šiom dienom yra nuolaidos, kaip matome, per 6 mėnesius, kaip viskas sučiažė žemyn. Tai akcija atrakcija, turim nuolaidas turtui, kuris ilgainiui brangsta daugiau negu yra infliacija. Tai tą ir darykit, išnaudokit bonusus iš Freedom 24 mūsų rėmėjų, pelningo investavimo ir iki kitų kartų. Tuoj sekundę.